Šiandien susitinkam su neabejotinai viena iš žymiausių, ryškiausių Lietuvos teatro veidų, tai Regina Varnaitė. Kaip nekeista, tiksliau visai nekeista, kad jį mums matymą paskyrė dramos teatre. Einam jos pasitikti. Baltaragi, kur nusibeldei tu, kurgi tu, baltaragi, kur na išlįsk šmėkla, kurgi tu nevidonė, traukčionai velnios kūra. Na kam dabar kipšas slepi savo palėpiai, aš atėjau velnio pažiūrėt tavo to tarno. Taigi sveikinamės su ponia Regina Varnaitė. Labą dieną. Esu didžiausias jūsų gerbėjas. Tikrai žinokit, malonu, kad jūs šypsotės. Ačiū labai. Nes jūs atėjo tokia su rūpesčiu. Kas kankina jūs? Kas jūs spaudžia? Pinigai. Žinokit, Gavau naują kortelę ir pasakė, kad galėsiu visuose bankuose atsiimti be mokesčio. Ar žinot, reiškia, kad per rusus eina tokia laida. Brėmė Denek. Pinigų našta. Aha, o tai pas ten, mus yra pinigų karta kažkaip. Tai ten, jeigu nori pinigų, jeigu reikia tau pinigų, ateini į televiziją ir pasakai, man reikia pinigų. Jeigu tu pagrindi savo nuomonę, ta prasme, iš tikrųjų pasakai, kad tau reikia ir jeigu jie patiki, ir jie duoda. Konkrečiai, o tu stovi spinda tokia didžiulė ir jie duoda pinigų. Bet tai nedikai, vis tiek reikia kažkaip įrodyti, kad tu įdomus. Reikia turėti aktorinio sugebėjimą. Jeigu to netrūksta. Reiškia, neatsisakykit su mumis paplepėti. Valandėlę. Nu, niekada nesakysiu, niekada. Pone Regina. Klausau jūsų. Labai man, pavyzdžiui, iš tos kartos, dar esančiam, kai aš jūs puikiai prisimenu jūsų Šventežerius, paskui Ameriką pirtyje, koks kelias jūs atvedė į teatrą iš vis? Prigimtinis. Noras baisus buvo? Buvo noras baisus. Truputėlį atsukim jūsų tą gyvenimo ratą atgal šiek tiek. Nu, aš nežinau, matyt, buvo įgimta, todėl, kad aš jau mokykloje, kada jau supratau, kas aš esu per žmogus, tai man visada buvo labai įdomu literatūros pamokoj, visokiausios pasakėčios, eilėraščiai, nu ir žodžiu, kad tik mane pašauktų. Tai jūs kaunietė, ar ne? Pašauktų prie lentos, kaip sako, manais laikais. Norėjusi? Labai norėjusi atsakinėti, visada būdavau pasiruošus ir, žodžiu, labai būdavau nemaloniai nuteikta, jeigu mano draugai, klasiokai, pašaukti prie lentos nemokėdavo pasakyti. Būdavo gėda už juos. Ar jūs esat kaunietė, ar ne? Ne, aš Ukmergėj gimus ir Ukmergėj baigus vidurinę. O tai kokį kelią atvedė į Kauną stoti? Įstojau iš karto baigus vidurinę, atvažiavau į Kauno dramos studiją prie Kauno dramos teatro ir buvau priimta. Mano pirmas buvo vadovas, buvo Sutkus. Buvau bendravusi su Aleksandru Kupstu, todėl kad Kupstienė buvo mano pirmoji dramos būrelio vadovė. Ar sunku buvo įstoti? Šiaip, tai žinot, kaip susiklosto dažniausiai? Tie žmonės, kurie viduj yra aktoriai, jiems visą laiką labai sunku būna įstoti dėl to, kad jų neįvertina. Sako, tas kvailas, tas žioplas, ar jūs lengvai įstojot? Na, aš buvau labai įsitikinusi, kad mane turi priimti, nes buvau, sakau, man kito kelio nebuvo. Aš stojau tik į dramos studiją, nors galėjau studijuoti tada viską. Ir į pedagoginį, ir į bet kokį institutą. Ir mokiausi aš normaliai, kad ten ne vienais ten penketukais kaip tada, bet norėjau tik į teatrą. O tai čia kurie metai maždaug buvo? Ten dar 47. Tai čia po kurio metai buvo? Iš karto po. Tai buvo sunkus laikai. Taip, buvo sunkus laikai, bet... Ir valgyti būdavo turbūt ir apsirengti buvo sudėtinga. Buvo sudėtinga. O tai gerai, kaip teatras tada tuo metu gyvavo? Tai vis tiek buvo... Nu, atrodo, kad gyvavo neblogai, todėl, kad kažkaip buvo vienuose rūmuose, buvo ir operete, ir... Tai ar čia? Ne čia. Muzikiniam teatre, mes muzikiniam buvo, reiškia, dramos studija ir
tenai turėjom ir atskirą salę. Kęstučio gatvėje buvo nusamdytos patalpos, kur darydavom etiudus ir visos paskaitos. Literatūrą dėstė Antanas Miškinis, lietuvių kalbos kirčiavimą ir tartį dėstė Talmantas. Įsivaizduoju, kokie profesoriai, kurie... Taip, bet tai reiškia, tais laikais, aš prisimenu, mes šiek tiek kalbėjome su ponu Žeku, jis irgi šiek tiek pasakojo, kad buvo, teko dirbti praktiškai vos ne su visais šviesiausiais tuo metu aktoriais. Ar jums teko susidurti? Teko susidurti vienose, kaip sakyti, tada dar. Gerai, kas jūsų buvo, reiškia, grupiokai? Grupiokai, kursiokai, tai čia ne tai, bet dar mes buvom vienoj grupiai, reiškia, su Laucium, Jurašiūnu, Antanu Mackevičium, Vainiūnaitė iš tų senųjų aktorių, Kubertavičius dar dirbo mūsų teatre. Šitą, Voščikas Garasimevičiūtė nuvažiavo į Maskvą tada, bet jie jau iš mano kartos, ta prasme. Ar jūs savo pirmąjį spektaklį prisimenat? Pirmąjį vaidmenį? Žinau, apie kokį jums čia pasakoti. Pirmas mano vaidmuo buvo mokykloje vasario 16-osios minėjimo proga, Vaidilutę vaidinau. Paskui išleistuvių proga. Vasario 16-osios? Vasario 16-os, tai buvo prie Smetonos dar. O, bračiai. Tai jūs, reiškia, matėte kelias santvarkas? Kelias santvarkas mačiau ir vokietmetį pragyvenau. Ir įsivaizduok savo, reiškia, mokykla buvo išrikiuota, kada sutiko Antanas Smetona, važiuojant į Užulienį su gėlytėm. Tai aš tada, nežinau, buvau turbūt pirmoj klasiai, o paskui jau Paleckis važiavo po miestus ir į tą reikėjo sutikti. Valdžia keitėsi labai greitai. Keitėsi. Vokiečių komendanto tai nesutikinėjau. Tai va taip, o šitą... Tai vasario 16, reiškia, tą Vaidilutę vaidinau, paskui, reiškia, keitėsi jau valdžios, mokiausi tarybiniai mokykloje, tai teko išleistuvėm vaidinom irgi operetę. Tai aš vaidinau tokią tarnaitę Barborą, prieglušę, prietranką tokia. Tai mano buvo pirmas toks charakterinis vaidmuo. Tai jūs sakykit, va dabar, reiškia, keitėsi santvarkos. Jūs buvote iš tokios kartos, kaip aktorių, tokios inteligentiškos kartos atstovai. Kaip jūs reagavote tai? Ar jūs, reiškia, nuo dūšios priėmėt tai, kas atėjo rusus, jų santvarką, ar su priešpriešą? Ką mes tada galėjom žinoti? Ar jums atėjo ir atėjo? Atėjo ir atėjo, buvo. Aš buvau vaikas dar vis tiek, tai kiek man tada buvo metų. Paskui jau kada, baigiau, reiškia, 6 skyrius, išlaikiau eksternų egzaminus ir kada jau atėjo rusai, tai buvau pirmoje klasėje, reiškia, vidurinės mokyklos, tai nieko, tai atsimenu, kareiviai arbūzus dalino. Rusai turėjo arbūzų. Paskui jau, kada jau išvažiavom į Maskvą mokytis, tada jau pradėjom suprasti ir matyti visą melą ir tą, žodžiu, apgavystės tas viso. Būdami Maskvoje. Gerai, o, reiškia, neteko jums, kaip daugeliu, turbūt vis tiek, ko gero, rinkdavosi, aptarinėdavo, švesdavo kūčias, turbūt, kalėdas, neteko? Taip, švesdavom, kalėdas, kūčias. Ir šitą, ir Velykas. O kas jūsų buvo artimiausi draugai tuo metu? Faktiškai jūs, ko gero, teatras jūs suvedė ir su šviečios atminties ponu Edukaičiu. Su jūsų vyru, jo? Ar teatras suvedė? Ar jūs kartu mokėtės? Teatras kartu mokėmės, bet mes mokėmės kartu jau Kauno dramos studijoje. Ir sakau, kaip jis atėjo į Kauno dramos studiją, jisai atvažiavo kartu su Alfonsu Radzevičiumi. Radzevičius buvo paskirtas meno vadovu tada. Ir mūsų kurso vadovo, reiškia, Sutkus kažkur tai išvyko, žodžiu, kad
buvo naujas meno vadovas. Ir susipažinau su Eidukaičiu, taip, kaip pamačiau iš karto įsimylėjau. Ar buvo galima jo neįsimylėti, aš kaip prisimenu jo... Man tai nebuvo galima. Bet tai gerai, bet tai reiškia, jūs nusprendėte, kad čia bus jūsų vyras. Nu, ne. Ar nebuvo lengva jį taip, tai palenkt papadu? Mes 6 metus draugavom. Bet draugavom nuoširdžiai, žodžiu, taip jau. Nes aš vieną tokį faktą papasakosiu jums. Aš sakiau vienai savo pažįstamai, kad važiuoju, turiu laidą su Regina Varnaitė. Oi, sako, ką aš to papasakosiu. Prieš daug metų, gal prieš 20 metų, gal daugiau netgi, gastroliavo teatras Jonavoj. Ir jinai atėjo pas Eidukaitį, jūsų vyrą, paimti autografo. Jis parašė Vytautas Eidukaitis ir pasirašė. Sako, pribėgo Regina Varnaitė, parašė plius Regina Varnaitė lygu meilė. Tai, reiškia, sakykit, kaip jūs susipažinot su juo, kaip jūs draugavot su juo, kokie jūsų buvo santykiai tarpusavį, ar koks jisai buvo, nes aš iki prisimenu iš tų teatro, Frank Kruk, tai, nemirtingas aktorius. Nemirtingas, jis buvo žavingas, labai humorą mėgo ir mokėjo juokauti ne tik teatre, bet ir gyvenime. Jisai, žodžiu, buvo labai jau linksmas su juo ir tikrai buvo labai geras o draugavom, tai kaip, žinot, kaip pirmą bendrakursiai, bendramoksliai, tai egzaminus, tai mes visą grupę, reiškia, mokydavomės prieš egzaminą, tuos bilietus kaldavom, bet taip kažkaip pradėjom artimiau bendrauti. Prisimenu, jeigu taip, tau nesakiau. Buvo mano gimimo diena ir aš jį pakviečiau į restoraną. Tai jis sako, bet tai ko tu taip į mane žiūrė? Sako, aš jau seniai tave myliu. Ir tai tada jau jis pradėjo būti geresnis man. Geresnis, jau pastebėjo. Kaip pamatė, kad aš prisipažinau, paprastai atvirai, sakiau, ir viskas. Gerai, o jums pačiai kaip, tarkim, aktoriniai va šitoj karjerai, ar darė kažkokią tai poveikį, kad jisai irgi yra aktorius? Ar jūs iš jo mokytės ko nors, ar jūs bendrai kažkokius tai vaidmenis kurdavot, ar jis tardavosi su jumis, kaip ką padaryti? Taip, būtinai, bet viens kitą jau labai paremdavom, kaip sakyti, netgi kažkokį menknikį, pavyzdžiui, režisieriui net neateina į galvą, kad čia kažką galima, o iš šono žiūrint kažką gali patarti ir žodžiu, pasitarti, kaip geriau, kokiu būdu padaryti, išreikšti, pavyzdžiui, ten kokią mintį. Taip mes viens kitam visada padėdavom. Ir paskui būdavo tokių vaidmenų, kad ir vaidindavom vyrą ir žmoną, daug tokių buvo, ypač komedijose. Bet jūs išlikote ištikimą Kaunui, į Vilnių nebuvo noro pabėgti. Ne, nebuvo. Nes daugelis pabėgo į Vilnių. Tai taip, daugelis, galima sakyti, daugelis visur bėgiojo, daug kur kas. Ne, mes abudu, nebuvo pagundos, todėl kad net toks gyvenimas tada buvo, kad galėtum lakstyti šeimą palikęs, važinėti ir visko, kam tas vargas, kad ir čia gerai. Kodėl jau čia turi savo vietą, turi repertuarą, tai ką viską paliksi, paskui važinėk ten, kad vaidinti kokį spektaklį. Man tas nebuvo priimtina, aš net ne... Bet tai, kad pas jūs... Ir net dabar negalvoju, kad turėčiau kur nors važiuoti į kitą teatrą. Man šitas yra brangiausias. Ar tais laikais buvo smagiau dirbti, ar dabar? Teatre? Man buvo smagiau dirbti tais laikais, nes aš buvau jauna. Tik tai dėl amžiaus? O dėl ko dar? Aš nežinau, galbūt buvo galimybės, galbūt požiūris galbūt į artistą visai kitokį, į aktorių. Į spektaklius gal daugiau žmonių ėjo, ar ne? Tai buvo geri laikai, kada buvo daug žmonių, kada eidavo, kada... Aišku, žiūrovas yra reikalingas, bet žiūrovas ir šiandien mane myli, tai ką man... Mes labai džiaugiamės. Bet faktiškai, pripažinkim, kad pas jūs buvo
praktiškai pagrindiniai du vaidmenys, ne? Šventeržeris ir Amerika pirtyje, ar ne? Ir kurie tęsiasi ilgai tarpą. O kodėl ne? Jeigu Siuvėdienos filmą čia 26 metus vaidinom, kodėl? Ne, buvo gerų vaidmenų. Buvo gerų vaidmenų ir tokių, kurių jau jūs nematėt. Aš tikiu. Nu, taip, tai čia labai geras vaidmo buvo šitam Baltaragio malūne, Šaulę vaidinau. Bernardas Albos namuose suvaidinus, turėjau gerą didelį vaidmenį Pomsėje. O kai jūs papuolėt į tą kiną, kas jūs pakvietė tenai? Ar paprasčiausiai be atrankos jokios buvo? Atrankos nebuvo? Ne, nu tai kaip režisieriai rinkdavosi, jeigu būdavom reikalingi. Tai. Bet ar gerai, kur sunkiau? Ar kine, ar teatre? Kur smagiau? Ten reikėjo dainuoti jau, ne? Tai ne aš dainavau. Ne, tai mes žinom, bet tai vis tiek reikėjo vaidinti, kad dainuoja. Reikėjo vaidinti, kad dainuoja. O kaip tai techniškai atrodė? Pasakydavo kokią nors kolonėlę, ne? Šone? Ir pagal ją reikėjo važiuopčiat? Nu, jos skambėdavo muziką ir reikėdavo žiopčiat pagal ją. O kaip jūs to balsu patenkinta, kuris, reiškia, jūs tai labai mes patenkinti visais balsais. Nes jisai netgi tembriškai panašus į jūs. Nu, tai jie. Taip pataikėte, kad jau... Nu taip, matai, priėmė gyvenimą tokį, koks jis yra. O ne tai, kad gali svajoti, įsivaizduoti kažką, bet jau parašyta, padaryta. Ir turi būti gerai. Nu tai kaip, gali būti visada gali būti geriau, bet yra taip, kaip yra. O tai kur buvo filmuojamas tas filmas? Velnio nuotaka buvo filmuojama prie Aukštadvario Strėvos ežeras toks yra. Tai ten to ežero kranto buvo pastatytas malūnas, tai ten buvo daug filmuojama, o paskui jau rudeniop pastatė tikrą malūną šitam paviljonuose, tai malūno vidų vaidinom ten. O po pievas, po miškus lakstėm, tai irgi ten apie Strėvos ežerą ten. Gal jau mamą praradai, gal jau žado netekai, kad tai palauktų, baili prakeitas, aš nebijau tokių bedievių, aš nebijau tokių bedievių, eisi tabu, jūs pragaran. Tai ar nesinorėjo po to filmo sėkmės dar filmuotis? Filmavimas visada buvo įdomu ir filmuotis, tik kad jeigu būdavo galima, svarbu buvo, kad būtų toks filmas, kur tu turėtum gerą vaidmenį. Bet vat aš tada stebiuosi, reiškia, kaip, aš kiek atsimenu, man atrodo, kad jūsų vyras vaidmens neturėjo, Velnio nuotakoje turėjo. Ne, Velnio nuotakoje jis nebuvo. Kaip nekeista, jam niekas nesiūlė? Nu, Pinčiuką jisai vaidino teatre, o šitą paėmė Girdvainį. Nesiūlė, nežinau kodėl. Tai reikėjo jums žmonos pagrindų įkišti savo vyrą, būtų žymiai smagiau, aišku. Ne, tai čia tokie. A koks jums pačiai mėliausias jūsų vaidmuo per gyvenimą suvaidintas? Ar yra toks gyvenimo vaidmuo? Nu, turbūt Šventežeris buvo man jau taip kažkaip toks etapinis jau, žinot. Ir buvo toks įdomus vaidmuo. Tai labas, labas. Labas, tai labas, bet ko čia pons nori? Seniai taip reikėjo, seniai. Kada 6 rublius atiduosi? Nebejok neprapuls, po smerčiaus ir bais atkaposiu. Tai prie daržinės, šunį. Tokie ir esat, negi tokie. Jo. Pradės lyg sueisime daržinę. Aš visada čia labai gerai, jo. Oi, jau dabar užtekta, kad aš lietaus laukiu. Žinot, ką vyrai, neškit jūs tą stalą, kur tik norite, tai auksit visą naktį po langais ir iš tikrųjų padėti. Kaip jums žiūrisi dabar pačiai iš šalies? Ar reiškia, ar nėra, ar netrodo, va čia būčiau geriau suvaidinus, va čia taip, ar čia taip? Visada tai būna.
visada būna, kad visada galvoji, kad visada galima geriau. Ar tu matai save, ar nematai. Visą laiką menas neturi ribų tokių, kad tobulėjimo, žinai. O kad... Tai, bet gerai, kuriais dabar metais prasidėjo jūsų tie visi didėjai spektakliai? Maždaug. Tai buvo apie kokius 70 metus? Ar anksčiau? Nu, taip, šiandien, žiūrėjau, tai apie 70 taip statė. Apie 70. Tai aš įsivaizduoju, kaip Bet prasidėjo. tai buvo, tai gerų vaidmenų buvo nuo pat pradžio. Ir komedijose ypatingai. Nes man tokiuose tragedijose neduodavo vaidmenų. O kodėl? Mane jau tempė, Ar nesinorėjo? Tai man tai norėjosi, visada visko norėjosi, bet režisieriams matyti, ne. Tai atrodė, kad Regina Varnaitė jau tragedijos tragedijos nepadarys. Toks tipažas jau humoristinis. Nu, bet tai ar yra, pavyzdžiui... Buvo toks atvejis, kada, žinau, čia papasakot, nežinau, kad parašė naują pjesę šitas mūsų mylimas autorius Saja. Buvo toks veikalas Dilgėlių šilkas. Nu ir atnešė į teatrą Dilgėlių šilką ir mane susitiko, sako, oi, ten tau vaidmenų daug, tai, tą gali vaidinti. Nu, bet sako, vat Klapatauskienės, tai tau sako, nenorėčiau, kad tu vaidintum, tai ten yra tragiška scena, laidotuvės, reiškia, ir ta Klapatauskienė ten atbėga, nu, ten toks epizodas yra. Tai jis sako, nenoriu, kad tu vaidintum Klapatauskienę, bet tu man visas laidotuvės nuneši. Tai man davė tada, reiškia, šitą mokytoją. Vaidinau. Bet ar daug jūsų spektaklių yra užfilmuota? Ar ne? Tai būdavo užfilmuojama, kiekvieną spektaklį parduodavo televizijai, bet kas iš to, kad neliko nieko, todėl kad sudildavo tos juostosgi buvo netvirtos ir labai gaila, kad archyvuose labai skurdus. Neišliko, ne? Jo, daug. Bet to televizijos archyve irgi mažai kas yra likęs, nes daug per tuos perversmus sugadinta juostų. Žodžiu, kad o šiaip tai visi spektakliai būdavo filmuojami. Ai, vyručiai, kur jums taip skubintis, prisėskit, agotuką tuoj pareis. Kas iš to, pačios matos, ką mes galim? Taip, bet ką dabar padarysi, kad va taip va pas mus pasidarė? Vajai, taigi mergis čia jauna, taigi jau nepadėvykit, jauna. Vajai. O dabar sakau, kas nors, kas būtų nubėgęs. Tėvai! Vajai, a kur kitas vaikas, a? Paikik, nors tu būtum ją paleidęs. Ui, aš jam paleidau, nu kaip aš jam nepaleidau, aš jam sakysiu, eik iš tos Amerikas namo, nu. Tai neklausa, nu linda į kampą, verkia. Nu ką man buvo su jam daryti, aš savo sutinka Raulą šitą šaltyšą, aš jam viską būt papasakoju. Reikėjo tau pasikis visam kaimui išnešio. Nu tai ką man buvo su jam daryti, nu. Aš jam sakė, nu, tu parvaryk į šitas Amerikas namo pas tėvus, nu, kad jis savo ko nepadarytų. Nu, tai jis su savo nuėjo, aš su... Gal tu neišjugina, nu kam tu jam užmušinau, tu jam galėjai parduoti.